Kongresas Naujoji Europa, spalio 24-26, Milanas, Italija. Kokia yra kliūčių prieš kongreso paskirtis? Aišku, kol mokiausi, aš labai entuziastinga. Aš atsimenu, kad aš tiesiog uždarydavau duris ir atsiduodavau šitam fontanui, šitam meilės fontanui. Bet kai žinai apie kongresą, tai pradedi turėti tokius trukdžius, kaip ir sakėjai. Ne, aš negaliu, aš privalau dirbti, aš privalau būti su šeima. Aš negaliu taip toli keliauti. Ir štai mes čia iš karto staiga galim tapti labai kūrybingais ir labai įsitikinusiais, kad ta situacija iš tikrųjų taip ir yra tokia tikra. Ar galėtum paaiškinti, kol tai vyksta su mumis? Mes esame, visų pirma, prieš atsakant, noriu priminti mūsų studentam, kad mes turime mailą, štai jūs matote, kuriuo galite atsiųsti visus savo klausimus, uec.congress@gmail.com, galite atsiųsti visus savo klausimus, abejonės, siūlymus, pasidalinti istorijomis su mumis ir mes iš tikrųjų galėsime jas perskaityti klausimus ir sakyti pasiruošime ir pamatysime, kas su mumis vyksta artėjant kongresui. Iš tikrųjų, norėdamas suprasti, kas vyksta priešais mus, iš tikrųjų tai yra nauja pakopa. Paprastai tariant, galima taip pažymėti vienetu. Kodėl vienetas? Nes būsime vienu, susivienyje. Būtent tai yra dvasingumas. Ir šviesa taip pat sukuria indą, troškimą, priešingą dalyką. Sekančioje mūsų pakopoje čia pažymėsime mes plus vienas, o čia žemiau tiesiog kaip mes, ne mes, o tiesiog krūva studentų. Ir tai sukuria norą. Noras prasideda šiame pasaulyje. Jis perina per sistemą arba lauką, kuris vadinamas sudužimu. Aš priimu tą šviesą priešingą formą. Štai jaučiu tokiu būdu, baimės, abejonės, atstumimas, būtent artėjant kongresui, daugelis dalykų, kurie jau kaip ir praėjo, bet vėl nauji gimsta, fanatizmai visokie, dar kažkokie tai iškyla įsivaizdavimai, kas gali vykti kongrese, tarkim. Ir iš tikrųjų, galėčiau važiuoti bet kokį kitą kongresą, pačia kvailiausia tema, nebūtų jokių problemų, bet čia staiga iškyla abejonės ir kliūtis. Ir Indija, štai žemiau pavaizduotame, mes turime kelius lygmenis, daugiau net. Ir iš tikrųjų gali būti įvairaus intensyvumo, tas kliūtis ir norai iškylantis, su orais net galbūt susiję ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai atrodo kaip tikrai jausmai labai aiškus. Nenoriu matyti tų draugų, jaučiu atstumimą. Prašau, netrukdykite, kalbėkite apie kongresą, nepriminkite man. Ir aš toliau noriu jaustis, kaip aš tiesiog išsaugoti savo individualumą ir panašiai. Ir visi šie jausmai yra nuostabus. Tiesiog labai geri. Kodėl? Nes čia būtent mes pradame jausti gylį, mūsų noro gylį. Ir kiek šis noras reikalauja, kiek jam reikia ištaisymų. Ką reiškia ištaisymų? Kad iš tikrųjų pajaustumėm, ką mums nori duoti šviesa, užpildyti būtent šį norą, malonumu, ir pajaustumėm pirmąjį malonumą skonį. Būtent dėka ryšio tarp mūsų. Tai bus didžiausias, geriausias malonumas, kokį jūs jautėte gyvenime.
Pradžioje mes pradame jausti trūkumą, būtent kaip baimė, galimybė trūkumas atvykti į kongresą, vairios mintis, kad kažką darau fanatiškai ir panašiai. Visa tai yra teisinga ir dabar pirmą kartą aš turiu galimybę, kaip mes sakome, pakilti virš žinojimo. Kaip, ką reiškia virš? Svarba. Aukščiau svarba. Ir pamatysite, kad kabalos metodika nėra anuliavime, panaikinime to noro, bet būtent pakilime, svarboje, virš to noro, klausiant, kas bus su mano gyvenime, su mano gyvenimo, jeigu aš nevyksiu. Ir iš tikrųjų, kalbant su egoizmu, kaip kabalistai rašo ir pataria būtent veikiant aplinkai, Zara gali ateiti, tai būtent žiūrint klipus pasiruošimo kongresui, žiūrint pamokas ankstesnių kongresų įrašus, tarkim, to kongreso, kuris New Jersey'e JAV vyko. Nežinau, kaip tiksliau dar tai pasakyti, tiesiog pilti į mano indą, kuris pilnas abejonių. Įpilti kažko, kas iš tikrųjų atnaujins ir kitaip nušvies mano situaciją. Ir todėl mes šnekame, kaip praktiškai pajausti, pamatyti, ką studijavau iki šiol. Būtent pradėti tą valdyti, ne tai, kad medžiaga, kas vyksta su manim, pradėtų mane valdyti. Man duotas noras nevykti į kongresą, gerai, toks noras man duotas. Ir iš tikrųjų viena galimybė sutikti su to noru, bet kita galimybė iš tikrųjų, matant kaip sistema veikia, kaip vyksta kilimai, pakilimai, kritimai, kaip duodama situacijos, tiesiog pakilti virš to su draugų pagalba ir toliau įdėti. Ir žiūrint dar ir į kitus klausimus, dar galim pasakyti, kad tai yra pagreitinimas vidinio darbo. Netgi jeigu aš nedarau išorinio darbo, netgi jeigu aš tiesiog savo kambarį sėdžiu ir galvoju apie tai, ar aš turėčiau ateiti, ar neturėčiau ateiti, tai yra darbas, tai yra susijungimo darbas, tai yra pradžios taškas, bet tai vis tiek jau yra darbas. Taip, po to supranti, kad kabalos mokslas nėra kokios aš tik žinios, bet kabala dirba su tavo esme, viskuo, kas su tavim vyksta, būtent noro, būtent mūsų egzistavimo elementais pagrindiniais. Ir kaip pakilti virš to, kaip tą valdyti, kaip atskleisti naujus lygmenis tikrovės, visiškai naujus dalykus. Tai gyvenimo nuotykis. Taip, mūsų nuotykis. Keistas nuotykis.